Balandžio 2-3 dienomis Trakuose į LSDJT vadovų klubą rinkosi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybos nariai, skyrių pirmininkai, išrinkti savivaldybių tarybų nariai. Jie buvo supažindinti su regioninės jaunimo politikos struktūromis, sužinojo, kad turi veikti apskritasis stalas, ką turėtų daryti jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo reikalų koordinatoriai. Nebijoju, kad tai yra naujas periodas šitai organizacijai. Tikiu, kad tai tik sustiprins dar labiau. Nepaslaptis, kad ši organizacija tikrai yra viena stipriausių ir skaitlingiausių Lietuvoje. Tai be abejo, kad mano visi vertinimai yra tik tai teigiami ir labai noriu, kad šita organizacija kuo toliau tuo labiau plėstųsi, kad įtrauktų dar daugiau jaunų žmonių. Tikiu, kad potencialą jinai turi tikrai labai daug ir tie 3-4 tūkstančiai narių, kuriuos dabar turite, tikrai nėra limitas. Negaliu nepasakyti, kad džiaugiuosi matydamas tiek daug jaunimų susirinkusių čia. Tai aš manau, kad tas tokie susitikimai, susirinkimai ir tokių svarbių klausimų svarstymas suteikia man labai daug optimizmo ir vilties, kad tikrai mes turim labai gražią pamatą. Baigiantis intensyviam savaitgalio darbui, nuspręsta tokio formato LSDJT vadovų klubus rengti kartą per ketvirtį, siekiant įtraukti kuo daugiau jaunimiečių į sąjungos veiklos bei planų rengimą. Paskutiniuose rinkimuose į savivaldybių tarybas mes buvome iškėlę nemažai jaunimo sąjungos kandidatų. Šiandieniniais duomenimis mes turime 16 laimėtų mandatų, tačiau tikimės, kad dar 3-4 atsiras papildomai, pasiskiršius tam tikrose savivaldybėse išrinktiem kitiem tarybos nariam. Vertinu pakankamai neblogai. Reikia pripažinti, žinoma, kad ne visi skyriai išlaikė tą taisyklę, kad kiekviename dešimtuke po jaunimo sąjungos atstovą, tačiau turim ir labai gerų pavyzdžių, kur dešimtukose buvo ne vienas jaunimiečių atstovas. Na, o rezultatai yra tokie, kokie yra. Aš manyčiau, kad jaunam žmogui labai svarbu yra dalyvauti rinkimuose, dalyvauti rinkiminėme politinėme procese. Nepaisant to, ar tu laimi ar pralaimi, politikoje yra toksai kelias. Vieną dieną tu laimi, kitą dieną tu pralaimi. Trečią dieną vėl laimi. Svarbiausiai nenuleisti rankų, o dirbti pastoviai kiekvieną dieną žmonių labui.